Sveiki, mano brangus klausytojai, su jumis Elytė Vietjelė. Jūs esate kvantinių proveržių magijos kanale. Šiandien mes panagrinėsime ypatingai svarbią temą, kaip užtemimų koridorius veikiantis nuo kovo 14 iki kovo 29 dienos ir kaip jis gali paveikti jūsų finansinę būklę. Užtemimų laikotarpiu dažnai susiduriame su netikėtomis situacijomis. Ryšiai stringa, technologijos trikdo mūsų planus, o finansiniai reikalai gali pasidaryti itin jautrus. Bet gera žinia ta, kad jei mes žinome rizikas, mes galime apsisaugoti. Šiame įraše ne tik aptarsime, kaip užtemimų energija veikia kiekvieną gimimo dienos skaičių, bet ir pasidalinsiu su jumis giliomis manifestacijomis, apsauginiais ritualais bei intencijomis, padėsiančiomis jums išlaikyti stabilumą ir netgi atverti naujus finansinius gausos kelius. Taip pat komentaruose jūs turėsite galimybę aktyvuoti pinigų apsaugą, tad būtinai išklausykite iki galo. Kaip užtemimai veikia finansus pagal jūsų gimimo dieną. Gimę 1, 10, 19, 28 dienomis, būkite atsargūs su mokesčiais ir valdžios institucijomis. Tikrinkite visus dokumentus ir finansinės ataskaitas, kad išvengtumėte netikėtų problemų. Gimę 2, 11, 20, 29 dienomis gali tekti skirti pinigų vaikams ar artimiesiems. Geriausias būdas kompensuoti šį srautą iš anksto pasirūpinti dovanomis ir paramos planais. Gimę 3, 12, 21, 30 dienomis finansai gali nutekėti per savanaudišką taupumą arba priešingai per impulsyvius pirkinius. Geriausia išeitis – sąmoningai nusipirkti kažką vertingo savo. Gimę 4, 13, 22, 31 dienomis. Didžiausias pavojus – sveikatos išlaidos. Laiku atlikti tyrimus, stiprinti imunitetą ir pasirūpinti savimi gali padėti išvengti didesnių finansinių nuostolių. Gimę 5, 14, 23 dienomis pinigų nutekėjimas gali kilti dėl nužiūrėjimų ar kitų energetinių poveikių. Šiam laikotarpiu rekomenduoju apsivalymo ritualus ir pinigų energijos stiprinimo praktikas. Gimę 6, 15, 24 dienomis finansai gali tirpti per santykius ar partnerių sprendimus. Būkite dėmesingi ir skaidriai planuokite išlaidas. Gimę 7, 16, 25 dienomis gali būti nenumatytų išlaidų. Mokymasis ir naujų žinių įgijimas taps geriausia investicija šiuo metu. Gimę 8, 17, 26 dienomis tingumas ir neveiklumas gali sukelti pinigų trūkumą. Geriausia kompensacija – kurti ir įgyvendinti naujas idėjas. Gimę 9, 18, 27 dienomis rizika susidurti su finansinėmis apgaulėmis ar vagystėmis. Šiuo laikotarpiu ypač svarbus apsaugos ritualai. Kad išlaikytumėte stabilumą ir net pritrauktumėte daugiau gausos, kviečiu atlikti šias afirmacijas kiekvieną rytą. Aš esu finansinės apsaugos ir gausos magnetas. Visos mano pajamos didėja lengvai ir harmoningai. Užtemimo koridorius valo mano kelią į klestėjimą. Pinigai ateina pas mane lengvai, maloniai ir laiku. Galite atlikti apsauginius ritualus. Druskos ritualas. Prieš miegą pabarstykite šiek tiek jūros druskos prie namų slenksčių, kad išvengtumėte neigiamų energijų. Galima ugnies apsauga. Uždegite žvakę ir vizualizuokite, kaip liepsna sudegina visus galimus finansinius trikdžius. Galima energizuoti monetas.
Laikykite 3 monetas kairėje rankoje ir 3 kartus ištarkite: gausa auga mano gyvenime kasdien. Po to padėkite jas ten, kur laikote pinigus. Komentaro aktyvacija – tai yra jūsų finansinė apsauga. Dabar kviečiu jūs aktyvuoti savo pinigų apsaugą. Parašykite komentaruose: aš aktyvuoju finansinės apsaugos ir gausos energiją. Taip pat jūsų intencija siunčiama į visatą, o bendra energetika sustiprins jūsų apsaugą per šį jautrų periodą. Rašome komentaruose: aš aktyvuoju finansinės apsaugos ir gausos energiją. Mėlyje atminkite, kad užtemimai – tai laikas išgryninti savo energiją ir atverti naujus kelius. Žinodami, kaip veikia šis laikotarpis, jūs jau esate žingsnių priekyje. Tad tegul šis užtemimų koridorius atneša jums ne praradimus, o naujas galimybes. Jei šis įrašas buvo jums naudingas, pasidalinkite juo su draugais ir nepamirškite palikti savo aktyvavimo komentarą. Su meile ir šviesa, Elytė. Iki sekančių susitikimų.